Visai netyčia užmačiau, jog Lenkijoje, Varšuvoje vyksta kemperių paroda, batų ar padukų juos. Pat. Lefteris. Kopinių ir ne tik. Sveiki, įsijungę naujausią Gazas Dugnas TV epizodą. Šįkart matysite ne bekelės liūtus, o vaizdelis šiek tiek kitoks, nes šiandien esu Lenkijoje, ekspromtu sugalvoju atvykti į kemperių parodą. Tai dabar kviečiu visus šiek tiek apeiti po šią parodą ir pasižiūrėti į brangesnius ar pigesnius, įdomesnius ar netokius įdomius kemperius. O prieš pradedant visiems primenu, kad mūsų visų video ir apskritai projektų nebūtų be CarVertical pagalbos, tad kai perkate CarVertical ataskaitas, būtinai pasinaudokit nuolaidos kodu Gazas Dugnas, šitaip gausit 20% nuolaidą ir nemokamai prisidėsit prie mūsų kūriamo turinio. Taip, tai kemperių čia yra pačių įvairiausių, va dabar galit pasižiūrėti, kaip atrodo 250 000 eurų kainuojantis. O nuo jo galim persikelt prie pigesnio varianto. Visai nustebino šito kemperio pagaminto ant Ford Tranzito bazės kaina, nes jis tikrai ganėtinai erdvus ir jo kaina siekia šiek tiek mažiau negu 80 000 eurų. Mes kalbame apie visiškai naują kemperį. Tai pasirodo, kainos intervalai ganėtinai dideli. Nu, bet aišku, mes čia lyginam labai prabangų autobusą ir kemperį pagamintą ant Ford Tranzito bazės. Palyginimui šalia stovintis kemperis pagamintas ant Mercedeso platformos kainuoja daugiau negu dvigubai – 165 000 eurų. Aišku, kemperių kainas labai sunku lyginti, nes jų įranga taip pat labai skiriasi. Čia tas pats, kas lyginti pigiai įrengtą butą ir prabangiai įrengtą butą. Bet aš manau, kad vis tiek Mercedes ženkliukas taip pat turi šiek tiek įtakos šio kemperio kainai. Čia galime rasti autobusų, mikroautobusų su būdom, mažesnių kemperiukų, palapinių netgi galite rasti nusipirkti. Ar šiaip pasižiūrėt, galit įsigyti motorolerį, kad išsikrovę iš kemperio galėtumėt pakeliauti, kur jūs esat nuvažiavę. Bet mane labiausiai prajuokina tokiose parodose, tai vaizdelis, kokį aš galiu rasti ir Kaziuko mugėj. Tai Kaziuko mugėj galite rasti įvairių drožinių, liaudies meno gaminių, bet galite rasti ir lenkiškos dantų pastos ir lenkiškų dantų šepetukų. Tai nieko keisto, kad ir šitoj parodoj neišimtis galite rasti ne tik reikalų susijusių su kemperiais, nes yra parduotuvė, galite nusipirkti įvairios stovyklavimo įrangos. Bet ir galite įsigyti visokių auksų, papuošalų, akinių nuo saulės ir netgi batų ar padukų į juos. O šiaip bendrai, natūralu, kad šiandien visų kemperių neapžvelgsiu, visko ko neparodysiu, tai parodysiu tai, kas man šiandien tiesiog labiausiai įkrito į akį. Va, pavyzdžiui, priekabėlė. Dydžiu visai panaši į Pauliaus, bent jau iš pirmo žvilgsnio. Aišku, į vidų įėję matom, kad įranga gausesnė. Ir aišku kainytė. O ši kainuoja apie 50 000 eurų. Gal Pauliui reikia pasitaupyti ir geriau nusipirkti tokį namelį, nes aš manau, kad, žinokit, pasižiūriu vidų įrangą, tai man atrodo, čia net patogiau gyventi negu kai kuriuose butuose Palangoje vasaros metu, ypač tose, kur močiutės nuomoja. Kai rodome pikapus, visada sprendžiam, kur panaudoti krovinių skyrių. Tai va, šiandien užmačiau labai įdomų projektą, Mercedes pikapą, ruoštą taip, kaip mums patinka, automobilis iškeltas, uždėtos 37 colių dydžio padangos, slenkščiai, rėmai, lifkitas, apšvietimas, viskas, ko reikia. Automobilis atrodo tikrai įspūdingai.
Ir labai įdomu tai, kad jo krovinių skyrius yra panaudotas sumontuoti gyvenamą namelį. Šis namelis negadina pikapo kėbulo, jis primontuotas tiesiog trosais, nieko nereikia gręžti, nieko nereikia tvirtinti. Ir šie nameliai yra universalaus dydžio priklausomai nuo pikapo būdos ilgio. Kaip matot, šis netgi šiek tiek yra atitrauktas, nes būda vos per ilga. Bet šiem nameliam yra pagaminti specialūs tvirtinimai, tai kaip minėjau, nameliai universalūs, tinka į daugumą europinių ir ne tik pikapų būdų. Į vidų įlindus jis tikrai atrodo erdvesnis negu yra, vien dėl to, kad kai jis yra iškeltas, žmogus telpa pilnu ūgiu ir viršui matoma sėdima arba gulima dalis, jinai pasididina ir gaunasi pilna dvigulė lova. Ir išsididinus viršutinę lovą, apačioje taip pat galima pasidaryti nedidelę lovą vaikams. Minimaliausia tokio namelio versija prasideda nuo 12 000 eurų. Aišku, mes kalbame apie versiją be vandens talpų, be šildytuvo, be baldų. Iš esmės gauna tik tai lovą ir apatinę dalį, ir aišku visą namelio korpusą. O konkrečiai taip sukomplektuotas namelis, kaip matote, kainuoja apie 22 000 eurų. Tai kaip minėjau, už tokią kainą jau gaunate šildytuvą, gaunat dušą su vandens talpa, galit lauke nusipraust, gaunate viryklę, iš esmės viską, ko reikia tokiam namelyje gyventi. Apžiūrėjom turkišką gaminį, tokį grubesnį, man jis toks net panašus į rankų darbo. Ir dabar man už nugaros matom, ką gamina vokiečiai. Vokiečiai gamina didesnius namelius montuojamus ant pikapų. Ir kaip matot, jis užima daug daugiau vietos, išpučia pikapo dydį, pikapo gabaritus, bet jame viduj erdvės yra tiek, kiek turi nedidelis prikabinamas namelis ant ratų. Įlipam į vidų, matom didesnį šaldytuvą, matom atskirą tualetą, patogesnės miegamas vietas, turim viduj esančią virtuvėlę. Iš esmės turim viską tą patį, kad turėtume nedideliam prikabinamam namelyje ant ratų. Bet visą tai kainuoja. Toks namelis prasideda nuo 50 000 eurų. Tai turim kainą, kuri prasideda jau nuo dvigubai daugiau negu prieš tai mano rodytas turkiškas gaminys. Bet jūs galit pasirinkti, ar jūs norit mažiau erdvės viduje, daugiau praleis laiko lauke, nes nusipraust ar gamintis maistą jau teks lauke, bet tas namelis bus daug kompaktiškesnis, supakuotas, jis neišpūs jūsų pikapo gabaritų, jis yra lengvesnis, jeigu neklystų turkiškas namelis sveria apie 220 kg, kas tikrai pikapų nėra daug, ir tas namelis kainuoja daugiau negu dvigubai pigiau negu šis didesnis, patogesnis, bet ženkliai automobilio gabaritus išpučiantis gaminys. Aš turbūt rinkčiausi prieš tai rodytą variantą, bet prisipažinsiu, taip yra turbūt dėl to, kad man labai patiko tas nestandartinis modifikuotas Mercedesas. O kuris variantas patinka jum, jau išsirinkit patys. Jeigu norite gyvenamo mikroautobuso, tai iš esmės turite 3 variantus. Vienas variantas – nusipirkti tokį jau įrengtą, naują. Antras variantas – nusipirkti tokį jau įrengtą naudotą. Trečias variantas – galite įsigyti mikroautobusą naują ar naudotą ir jį nuvežti į įmonę, kuri jį įrengs pagal jūsų poreikius. Bet pasirodo yra ir ketvirtas variantas. Man už nugaros stovi crafteris, kuris iš išorės atrodo visiškai įprastai, bet atidarius duris matom daug medžio plokščių. Tai va, jeigu norite pasikrapštyti, bet ne per daug, galite įsigyti baldus savo mikroautobusui ir šitaip dalinai kaip ir pats įsirengti namelį ant ratų. Aišku, baldai jau bus subraižyti, paruošti, jums reikės tik tai viską susimontuoti. Tai pradžia, tokių baldų, kaip šiame Volkswagen Crafteryje, yra nuo 4000 eurų. Aišku, reikia neužmiršti, kad tai yra be elektros, be jokios papildomos įrangos. Tai iš esmės yra tik tai lengvintos plokštės, jau supjautos, jau suprojektuotos pagal jūsų mikroautobuso būdos dydį. Dydžių yra įvairių, priklausomai nuo mikroautobuso dydžio. Sumontuoti aš manau, kad tikrai nesudėtinga, bet viskas remiasi į pinigus. Šiaip 4000 eurų man bent jau asmeniškai pasirodė visai logiška suma. Bet dizainas irgi savotiškas.
vis tiek matom atvirus savisriegius, nes akivaizdu, kad viskas sukama savisriegiais, nes pats galite pasikrapštyti. Tokie ganėtinai aštrūs kampai ir šiaip tas atviros plokštės vaizdas ne visus žmonės džiugina. Bet kokiu atveju jau už tokius pinigus galite turėti baldus, kurie taip išplanuoti, kad savo mikroautobuse netgi galite turėti dušą. Pereinant prie trūkumų. Pirmas, turbūt dizainas, ne visiems patinka toks atviras plokštės vaizdelis, gal kiti mėgsta prabangesnį interjerą, labiau pamaskuotą interjerą, kad nematytumėt visų tų karkasų. O kitas minusiukas, kad iš esmės negalit pasidaryti tokio kaip ir transformerio. Lova yra dvigulė ir jie yra stacionari. Transformerio nepasidarysit, baldai lankstytis negali, nepasidarysit jokių papildomų miegamų vietų. Iš esmės visa konstrukcija yra tokia, kad jeigu būtumėt pakankamai įgudęs, aš manau, kad galėtumėt patys nusibraižyti savo mikroautobuso interjerą, patys susiplanuoti tokias plokštės ir patys prisipirkę ūkinėse prekėse tų plokščių tokį interjerą susimontuoti. Man labai patinka, kaip lenkai daro reklamas, o pasižiūrėkit, kaip reikia parduoti mikroautobusą. Kuris kainuoja apie 360 000 zlotų, gerai, grubiais skaičiavimais 90 000 eurų. Kaip jį parduoti, užrašai su flomasteriu ant lango, viskas visiems aišku. Nereikia jokių įspūdingų iškabų, gražių skrajučių. Super. Vaizdas gatvėse pas juos, žinokit, panašus. Lietuviai su vizualiniu apipavidalinimu stengiasi labiau. Čia stoviu prie mano, visi suprantat, kad manas iš esmės yra crafteris. Ir labai įdomu palyginti, kaip atrodo profesionaliai paruoštas mikroautobusas, gyvenamas mikroautobusas, su pigiu variantu, kurį galite susikonstruoti pats. Tai pigus variantas, kaip minėjau, baldai prasideda nuo 4000 eurų. Šio baldai be papildomos įrangos. Neužmirškim, kad įrangos papildomos yra daug, iki negaliu. Bet jeigu norit pačio pigiausio baldų varianto, tai šioje konkrečioje įmonėje kaina prasidės nuo 17 000 eurų. Skirtumas nemažas. Ir labai gerai galim palyginti mikroautobusų, jau įrengtų mikroautobusų kainų skirtumą. Turim variantą už 90 000 eurų, kuris pagamintas jau profesionalioje įmonėje, kur dirba profesionalai. Ir turim variantą, kur pigesni baldai, pigesnės plokštės, aišku, gyventi taip pat įmanoma. Ir tas mikroautobusas kainuoja apie 50 000 eurų. Kainos skirtumas čiut nedvigubas. Ir aš manau, kad dangus jau yra kainos skirtumo riba. Dar užmačiau porą įdomių priekabyčių. Netgi galima sakyti, kad skirtų bekeliai, nes man čia yra toks tarpinis variantas tarp palapinės ir prikabinamo namelio. Ir, pavyzdžiui, šita priekabytė stovinti man už nugaros netgi turi orinę pakabą. Bet, sakė, tai yra nestandartinis gaminys. Standartinis gaminys turi spyruoklės ir tokios konkrečios priekabytės kainuoja apie 18 000 eurų. Aišku, visiškai naujos. Su visa įranga. Jeigu norit virtuvėlės, aišku, maistą turėsit gamintis lauke, bet atsidarę galinę dalį turėsite virtuvėlę, galėsit pasigaminti maisto, turėsit įvairių daiktadėžių ir jose netgi yra sumontuotas šildymas ir oro kondicionierius. Tai vasarą nebus per karšta, žiemą nesušalsite. Čia toks šiek tiek rimtesnis variantas tarp prikabinamo namelio ir palapinės. Jeigu nepatogu gyventi palapiniai, bet didelio namelio nenorite, tai galite įsigyti tokią priekabą, kuri, aš manau, gali atlaikyti ir šiek tiek bekelės, nes turim tokį purviną variantą, visureigis patampęs po bekelės, tai gal ir tiktų ant mano arba Paulius Porsche. Matėm, vienas tokias kaip ir kovinės priekabytės, kaip sakiau, tarpinis variantas ir prikabinamo namelio ir įprastinės palapinės, o čia turiu brangesnį variantą, nes šis namelis be palapinės sumontuotas ant viršaus, nes iš tikrųjų visai patogus dalykas, aš kaip pasižiūrėjau, nes jūs galite gyventi patogiai, komfortiškai viduj, o jeigu reikia miegoti daugiau žmonių, tai viduj per liuką galite užlipti viršuje esančią palapinę. Visai protingai sugalvota. Aišku, aš manau, kad tokią palapinę galima sumontuoti ir ant to pigesnio priekabos varianto ir konkrečiai ši kainuoja apie 30 000 eurų, plius minus. Tai kainytė jau tokia į didesnę pusę. Už tokią priekabytę aš manau, kad ne kiekvienas norėtų atseikėti tiek pinigų, bet matom, kad medžiagos kokybiškesnės, rimtesnės ir man labai patinka, kai gali parodoj palyginti, kaip atrodo daiktas kainuojantis, kaip pavyzdys, 17-18 000 eurų ir kaip analogiškas, kuris kainuoja 30 000 eurų, tai vis tiek pamatai, kad galiausiai viskas remiasi į medžiagas, nes aš manau, kad įrangą plius minus gali sumontuoti tą pačią, šildytuvą gali sumontuoti, kondicionierių gali sumontuoti, gali virtuvę sumontuoti, bet vis tiek viskas galiausiai kainos skirtume atsiremia į medžiagas. Kokias medžiagas norite matyti? Vėlgi, kiekvienam savo. Jeigu norit nusipirkti tokią transporto priemonę, gyvenamą transporto priemonę, gal ne taip išsireiškiau, galite nusipirkti
tokią, kurios gal mažiau bus gaila, labiau kovinė 17-18 tūkstančių eurų arba 30 tūkstančių eurų už tokią. Aišku, man šita dar patiko ir dėl to, kad čia sumontuoti BF Goodrich All Terrainai. Tai matos, kad irgi visi, kas gamina tokias priekabytės, tai orientuojas labiau žmonės mėgstančių aktyvų gyvenimo būdą ir nebijančius galbūt lysti netgi į bekelę. Aišku, tokia priekabytė, aš manau, kad visiems akivaizdu, kad gyventi daug patogiau negu palapiniai. Ir vietos jinai daug mažiau užima negu rimtesnis prikabinamas namelis. Turbūt mobilesnis, lengviau su juo kažkur keliauti ir lengviau transportuoti. Viskas parodą aplankiau, nes žinokit, ganėtinai sudėtinga, kai žmonių prisirenka pamatyti tai, ką noriu ir parodyti tai, ką noriu, nes žmonių tikrai buvo masės. Bet aš tikiuosi, kad šiandien pamatėt kai ką įdomaus, aš tai tikrai pamačiau, gerai praleidau laiką. Turbūt nieko nenustebinau, kad tai, ką parodžiau, buvo šiek tiek susiję ir su bekelė. Vis tiek mums bekelės liūtams tai ganėtinai įdomi tema, o pabaigai, kaip visada, primenu, kad visų šių video nebūtų be CarVertical pagalbos ir projektų nebūtų be CarVertical pagalbos, tad kai perkat CarVertical ataskaitas, būtinai pasinaudokit nuolaidos kodu Gazas Dugnas, šitaip gausit 20% nuolaidą ir prisidėsit prie mūsų kūriamo turinio. Tai ką, laukit naujų video, aišku, mums labai smagu, kai paspaudžiate like ant video, parašot komentarą ir pasidalinat čia video su draugais. Aišku, ir neužmirškit prenumeruoti mūsų kanalo Gazas Dugnas TV, mums tai tikrai svarbu, nes visgi mes video darom ne savo. Video mes kūrėme jums. Tad be jūsų nebūtų ir mūsų. Viskas. Ačiū, pasimatysim naujose video. Iki.